Niekas tavęs nelaiko mūsų giminė, nakai. Tu esi šiukšlė, kurio jie bana šiukšlė, nakai. Man gaila, kad amžiną atilsį tavo mama vartusi kape, turėdama tokį sūnų, kuris, pisasi, nako, iš šikną, Man gaila tavo brolio. Gerai, aš esu gegutė, aš esu žertva, visą kitą. Mano vaikai, kape, žinai, tipo, vartusi. Bet tavo mama amžiną atilsį, jinai va dabar žęsi, ne tau užkabinai, duokit man jo adresį, kas nors į messengerį. Pėsk, nako, čia netaginės, kuras su komentaru, nako. Va dabar tai žertva, ne ta, žertva užkabinai. Va dabar man pokų, nako. Tai va tas Artūras, gerai, aš turėčiau. O tu, nevertis net Artūro vardu, žąsi, net, pusė Lietuvos apšykės, pizderasi, nako. Visą gyvenimą aš tave gyniau, pėsk, nako, tu. Aš tave visą gyvenimą gyniau, dabar duokit man jo adresą. O dabar, gausi vienikį iš kairės, vienikį iš dešinės. O taviliukai esi malaidės. O tavo antra pusė Lietuvos apšykės. Kodėl tavas nepasako, kad tai buvo, palaukiškai, kodėl tai nesako, kad tai buvo Anglijos prostitutė kartu su amžiną atilsį Nerijum? Kaip keliesi pisonakui, keliesi pisonakui už 50 eurų už valandą. Nu, svarų, atsiprašau, svarų. Kaip keliesi piso už 50 svarų? Noriu, atėjau, kai aš kartu žinau pas tave, kai radau tavo kamoliukus, ant lango šleikštiniai, nakai. Kamoliukus? Kamoliukus, kuris kišasi į šikną, nakai. Ant lango, ant palangės? Jo, ant palangės, atsiprašau, ant palangės. Kaip pats prašai savo dukterėčius, kad tau neįpačiauktų, Kaip pats savo dukterėčių į pizdą čiupinėjai, nakai, žąsinę. Nu, man dabar pasakysiu visiems visą tiesą, nakai, žąsinę, tu, kai savo dukterėčių pizdą čiupinėjai, debilė, tu, A girdite, karalienė Danijos, pas jumis giminė tokie, blėt, ištvirkeliai, vystosi? Vienintelis toks pideras, kaip jisai, yra. Fū, nahui. Fū, blėt, Kaune dar gyvena. Man buvo 16 metų, kai tu mane čiupinėjai, nahui. Nu, dabar nori pašnekėt? Davai. Man buvo 16 metų, kai tu man prašai, kad už to pimbalą pačiulčiu asilė, tu, Nori pašnekėt? Davai, šnekam visi tiesiai šviesiai. Man buvo 16 metų tada. Jis tavo dėdė trečios eilės ir siūlė tau pimpalą pačiulčiu. Amžiną atilsį, jo mama buvo mano mamos pusseserė. Nu. Tai jis man gaunasi kaip dėdė antros trečios eilės kažkas. Aš sakiau nuo pirmų dienų, ne veltui mano liežuvis teisingai vartosi, blėt. Aš sakiau, jis ne pideras, jis pėdikas. Taip, jis pėdikas 16 metų mergaitė siūlė pačiulti Bibi, nahui. Aš sakau, blėt, aš dar po to pagalvojau, pasvarščiau, galvoju, nu, blėt, gal teisingai, gal, blėt, negražiai pasakiau apie žmogų, gal jisai ne pėdikas, jisai pideras, nes gėjus. Taip, kai man buvo 16 metų, jis pirmą kartą pasiūlė pačiulti jam pimpalą, nahui, debilas, nahui, kažkoks. O Jėzu, Nu, pėdikė, nahui, Artūrai. Nu, dabar pėdikė. O, žiūrėk, ateina, jaučiu. Ne, neateina. Na, jis ateis, ne? O, dabar žiūrėk, tu nori išsiaiškinti tiesą, ne? Kodėl tu neateini? Ateik, davai, išsiaiškinam visi. Aš išeisiu iš langelio, tegul ateina, aš noriu paklausyti tą pėdiką. Ateik, davai, ateik, aš išjungsiu komentarus, nahui. Ateik, ne, komentarus palik, bet mane gali išmesti, karočią, aš noriu tą pėdiką pamatyti, kad jis čia langelį, ką jis įsakys, bet jisai bliaus, eilinį kartą bliaus. O, aš 16 metų jau prisausi kaip kurva. O, tu pažiūrėk, eik tu, na. Ateik čia, pėdikas, ateik čia, na. Aš paskutinį, aš pirmą kartą gyvenime, 16 metų pradėjau nekaltybę, blėt, pėdikę. Žinai, bent jau, žinai, aš nesiūliau savo, nei sūnui, nei savo mirusį amžiną atilsį dukrai pačiulti man pimpalą, nahui. Žinai, kaip tu, blėt, pėdikas kažkoks, oi, kaip Vilius apie tavęs žinotų viską. Žinai, aš dabar tik pasakiau tik pusę. Aš norėčiau, kad Vilius žinotų apie tave viską, kai tu pisaisi su savo... Ne, tai kas yra sakoma, kas blaiviam galvoje, tas girtam ant liežuvio. Tai girtas visą laiką viską išpasakoja. O dabar išmeskit visus iš langelio. O kai aš buvau pas tave Marijampolėj, karačiuką, kas glausysi prie manęs? Greta, paglostyk man galvą, blėt. Greta, davai. O kas buvo paskui, kai mes susipykom, ką tu pasakei, kai man buvo 20 metų? Ką tu pasakei? Kad aš, tau Bibi norėjau pačiulpti, kad su tavim pasipis norėjau, ne?
Nu, žasinė, dabar ateik į langelį, nakui. Va dabar, kurva, ateik čia, nakui. Ne, tai žertvą užkabinai, nakui. Aš tau sakau, žertvą, tu kurvai. Šūdo gabalė, tu kurva. O gal pasakoti, kaip tu mokyklai vaikščiai su suknelėm, kaip barbim suknelės įvai? Baig kalbėti, ar pratesti, nakui. Kai tave visi daužė, kai šuniai, kurva, kai šiukšlė, kurva, kai mokyklos tuli, kai tave dulkino visi, kas netingėjo, nakui. Nori? Okei. Ar patylim, kurva? Tai kur tas pedikų gabalas, kurva? Kai mano mama išvadina visokiais žodžiais, nakui. Aš apie tavo mamą nieko blogo nepasakysiu, niekada gyvenime, žinai. Bet žinai, ką žertvų gabalė? Amžinatilsį mano teta vartusi kape, matydama, kokį jinai sūnų kurva turi. O, žiūrėkit, ar tu... Na, paklausim, žiūrėkit, jisai atsinti į vaisą. Paklausim, nakui. Va dabar tai tu, kad čia vienu žodžiu prisišnekėjai, visi įrašai yra gretoj. Ir pažiūrėsiu, kaip dabar tu atsakysi už visus tos įrašus. Nes, žinok, jau ties šito dalyko jau tu viršėjai visas ribas. Tiek tu mane, kad čia vienu žodžiu dabar išvadinai ir pedofilu, ir dar kažkuo. Ir žinai pati, kad tokio dalykų nebuvo. Ir dabar pažiūrėsim, kaip mes dabar eisim toliau. Nes tu vaikeli, kad čia vienu žodžiu jau dabar prisidirbai tiek ir tiek. Viskas. Va jau dabar tau jau verta patylėti. Nes jau dabar, kad čia vienu žodžiu, nieks tavęs už liežuvį netraukė, niekas ir nebus atkodai vaikeli. Dabar bus, kad čia teisinė atsakomybė.